nesusiderinau kartu, žinai, bet visame pluošte popieriukų kažkokių tai buvo įrašytas tik tai vienas vardas, visi kiti atiteks kažkam tai. Žmogui, kuris sakė, nebedarysiu daugiau myto. Bet vat paėmė ir padarė. Ačiū jam, kad visi esame čionai, tai nepailstančiam. Aš netgi vieną temą, kurią tikrai vėliau plėtosim, kurią aš jau pradėjau kurianti ir dar šitągi ir apie kurią kalbėsime toliau, vis dėlto tai yra ne tiesiog karpininkų mytas. Tai yra laukinių karpių laisvės gynėjų mytas. Nes pagavai paleisk pas mus principas, jis vis tiek ateina dar labiau, kiek bebūtų atėjęs. Ir manau, kad ties to reikia ir susikoncentruoti, ir tam prašiau sukurti atskirą temą. Kas yra, ta prasme, prie kontakto ar dar kažkur, tai kas yra kada pirmą kartą padaręs tą niekšingą pagavai paleisk veiksmą. Kada pa žmogų pirmą kartą atbūdavo tą tokią ugnelę viduje. Tai nepailstančiam tradicijų puoselėtojui, Adziukui, daugiau nėra. Šito dėdės aš nepažįstu. Visi kiti turės progą pasipelnyti kažkokią, užsitarnauti castingo varžybose, priklausomai nuo meškerės ilgio metimo savybių. Statistiką padarysim, išviešinsim, kad visi žinotų, kas kaip sveiki ir šitagi. O va čia, sakau, vienintelis vardas, kuris buvo įrašytas. Nes, tai kas kitas netu. Su tom naujom. Naujom meškerėm. Ne, ten šitagi, kas į tolį. Олежка, давай, пошел. Подсачку reikia, ne kur. Подсачку скур. Kur, blėdė? Nesiviniuojam. Eik rantas. Kur tai nesiviniuojam? Žolės nu meškerės. Klausau. Oleška. Ne, aš žiūriu. Aš tave klausau ir akis, o akis žiūri, kas darosi. Karpį traukia. Bet ten ne karpis. Ne karpis? Tai palauk. Ar yra, ar nėra? Ne, bėra. Buvo. Buvo mylėjo mergeidė, svajonę lyg duona surast, pažinti lyg norėjau sustoti ir pažvelgti, manęs nebelaukėtų jau. Čia yra vilkas. Dar paskutinį kordą nepataikė. Visus apdalinau, o paskui. Tik to. O atsirinko jau nėra? Reikėtų padaryti. Ne, čia aš dar bus. Parūksiu ir eisiu padaryti. Ir kaip tie šitie, vadinami Sako, degtinės aš negeriu. Kaip nesiteko? Ilgai mes pjaustėm. Tai šaunu.
Mhm.